Sveiki, mėly žiūrovai, sveikinamės iš Metaltech stendo, iš parodos Agroshow Bednarė. Tai reikia apsižiūrėti, ką mes čia turim. Matom tokią kaip ir naujieną, tai Metaltechas cinkuotas. Galima kratytuvas, kaip kratytuvui, tai labai, kaip sakant, ilgamžis daiktas, labai gražiai nucinkuotas. Mes jau seniai bandom paaiškinti, kad cinkuotas kratytuvas daug atsparesnis korozijai, rūgščių poveikių, mėšlo poveikių. Tai iš tikrųjų, tai aš manau, kad cinkuotas daiktas tai yra amžinas daiktas, nes reikia nepamiršti to, kad cinkavimas vyksta ne šiaip apipurškiant ar apveliant, o jis yra merkiamas į vonę. Tai reiškia, kad visi profiliai, viskas yra ir viduje nucinkuota. čia yra Tango vienašiai modeliai. Tai ko gero, kad su vertikaliais ir su horizontaliais biteriais, tai gali turėti ir su lėkštėm. Taip, čia yra Tango su horizontaliais biteriais, čia biterių yra su vertikaliais. Taip, gali būti ir toks, ir toks. Kokio dydžio Tango būna? 8, 12 ir 24. Bet ten Reivenas turbūt. Triešis ir dviešis. Dabar jis irgi Bravo. Bravo, dviešis. O, šitas tai įspūdingas. Tai visą laiką Metaltecho preciziška kokybė, preciziška gamyba. Kokiais čia didumas, 20 tonų keliamosios galios ir kubų 24 kubai su viršbarčiais. Labai įspūdingai atrodo. Tos vizualizacija ir 2 ir 3 šau. Tai čia kaip opcija eina trečia šis iš tą modelį? Taip. Ar didesnis modelis? Ne, kaip opcija galima turėti. Man tai šitas priekabos įspūdingai atrodo su plačiais ratais. Visai kitas vaizdas negu su fūriniais. Na taip. DBL 16. Jau 16 tonė, tai jau su fūriniais kaip nebent keliais tik tai važiuoti. O DBL pasižymi tuo, kad turi prailgintą. Yra žemesnis ir ilgesnis. Kur jau žemesnis, pažiūrėk jis tau prie smakro. Bet leidžiama pakrovimas 18 tonų, 16 tonų. DBL 16, bet 18 tonų krovumo. Kuo išsiskiria DBL bendrai Metaltecho priekabos? Reikia priminti apie tarpinės. Taip. Gal čia niekas nemato, galima atidaryti ir parodyti, kad Metaltechas turi precizišką bortų uždarimą. Surištas viduje yra, dėl to neatsidaro. Bet yra tiek suvesti bortai, kad nėra gumų ir esam pas save išsibandę kažkada, kai stovėjo priekaboje ir priekaboje susikaupė vanduo, be gumų stovėjo vanduo ir neišbėgo. Tai sandarumas rapsų irgi garantuotas. Ir gumos neišpūs iš bortų. Taip. Čia mažesnė kažkokia priekabėlė, dabar 12. Čia yra atidarytas bortas. Galim, pažiūrėti. Kadangi yra, čia yra užapalinta, čia yra irgi apvalus stripas įdėtas. Viskas preciziškai suvesta. Tarp kitko galite pasirinkti ir spalvą bet kokią. Metaltech priekabos pagal ralą. Pagal norus. Kad tiktų prie jūsų traktoriaus turimo, tai nebūtinai žalia ar raudona. Taip pat kėvalinės priekabėlės. Tai 16, tai 20. Tas 20 tai įspūdingai atrodo, kaip mastelį kažkokį, tikrai kaip fūrinė puspriekabė. 20 tonų keliamosios galios, 32 kubai su viršbarčiais. Tai jau kaip fūrinė. Vairuojamos ašys. Tai 20 ir tai 16. Kelios tokios priekabos jau darbuojasi Lietuvoje mūsų parduotas. Nėrautus yra tik patikriem profesionalam. Iš kitos pusės turime statybinės priekabas. Tikrai norėtume įvesti į rinką. Kas dar pas mus Lietuvoje nepopuliaru, bet Europoje jau labai populiaru netgi yra. Statybose dirbti traktoriai. Pagrindinis klientas, kiek kalbėjom, tai yra vokiečiai. Didį labai 70% priekabų vokiečiai nuperka kelių statybom. Privalumas
Dirbant tokią priekabą ir traktorium, tai yra mobilumas, nėra tachografo, tai neriboja joks darbo laiko režimas ir greitis. Ir Lietuvoje su kolegom kalbėjom, kurie jau naudoja tokį modelį, kad prie mažų atstumų viskas daug greičiau vyksta. Akceleracija greitesnė, greitesnis išsikrovimas ir pravažumas geresnis. Čia verta parodyti pakabą, kas apačioj. Čia yra šita 20 tonė, tai dar yra su tiltais, bet 30-ukas, kadangi jau yra didelis, tai praktiškai turėtų plaukti, nes visiškai kiekvienas ratas turi atskirą pakabą. Ir jeigu vienu ratu užvažiuosi ant kliuvinio, tai priekaba net nesujudės. Tai su tokiu svoriu judant po statybo aikštelės, tas stabilumas yra ypač svarbus. Taip, vairuojamas ašis, gardaksinis kėbulas, amžinas daiktas. PBN30 ir PBN20, įspūdingas priekabas. Tai didžioji PP30 perkabą. Čia gali parodyti, kaip ratai, priekabas stovi vietoje, ratai visi skirtingai malti. Tikiu, kad vakarų birių krovinių pervežimo kultūra ateis ir į Lietuvą. Viskas ateina su laiku. Jo. Na ir turbūt stenda vyšnė ant torto. Tai PP30, 30 tonų perkrimo priekaba. Klonas ant rato. Arodas ant rato. Mes supratom, kokia PP20 yra didelė, kai nuvažiavom pas save kaime prisitestuoti, iš 2 kombainų iškrovėm pusę dienos pylė grūdus. O ten šiek tiek tik tai sraigė vidinė uždengė. Pakrovimo aukštis, tai suprantu, kad išsaugotas. Tas pats aukštis yra kaip ir PP20. 11,8 ilgio visas ilgis. Bendras aukštis 4 metrai, bet 4 metrai tai yra, kadangi sraigė, tai pakrovimo aukštis ko gero yra apie 3 kubiškai. Turista 38 iki 44 kubų. Sudinga priekaba. Pirma ir trečia vairuojamos ašis. Kaina 9,2, tai kas čia eurais gaunas? 65 000. Tik tai? Taip. Tai labai gera kaina. Tai aš, jeigu žiūri parodos kaina, tai manau, kad pas mus jau po parodos turėtų šiek tiek daugiau kainuoti. Pala. Sraigė nedidesnė diametru? Didesnė. Iškrovimas lygiai taip pat kaip ir PP20 nuo 2 iki 5 minučių, bet iškrauna ne 20-30 tonų kosmosas. Na ir dar ką mes čia turim dar rulonų priekabą su pakeliamais bortais. Pakeliami bortai vis labiau eina į rinką. Visi suprato, kad tas patogumas nerišti rulonų greitai, o pasikrauti ir išvažiuoti jau tampa norma. Čia 12-ukas. PB12-ukas. Bet yra ir 3 modelių tų ilgųjų. Taip. Didelė gama yra. Svarbu paminėti, kad Metaltech taip pat gamina ir pašarų dalytuvus. Tarp kitko yra dirbančių Lietuvoje ir labai sėkmingai dirbančių. Labai turi ir dviejų sraigių, vienos sraigės labai didelė gama yra iš tikrųjų dalytuvų. Užlipti parodysiu, kas pažemintų į mažesnių, į didesnių. Iš komplektacijos tai manau, kad visokiausių čia variantų su transporteris iš priekio gavo, kaip nori, pagal išmatavimus gali padaryti. Kaip kostiumą pasiūti. Taip, čia yra iš tikrųjų labai didelis pasirinkimas komplektacijai, čia reikia žiūrėti, kam ko reikia, ko gero kiekvienam klientui ras ką padaryti. O ir mažylis. Uždaryk. Nieko neparodys. VP6, tai 6 kubų. Turbūt mažiausias modelis. 2,5 aukščiai. 2,5? Ja. Bet kiek klausim, tai galima prisitaikyti tikrai pagal įvažiavimų, išmatavimus, taip kaip reikia. Tai jeigu reikėtų ir pašalytuvą, tai kviečiam kreiptis. 2,5 dar reikia rasti kuom traukti. Sudėtingiau, kad 2,5 būtų. Tikrai. Gal naudoja tokius traktoriukus be kabinos tame? Jo.
Tai ką, ačiū, kad pažiūrėjote į Metaltecho apžvalgą. Taip. Žiūrėkite ir kitus mūsų reportažus iš Agrošou Bednari parodos. Ir iki pasimatymo.